Sveiki, čia stogų remontas ir aš Dalius Dijokas. Štai taip atrodo ši patalpa. Čia lubos. Prabėgimai štai čia ir ten. Jie yra tokie masiniai perimetrų. Kai kur matosi, kai kur nesimato. Kai kur šiek tiek galbūt, kad ta garo izoliacija užleista toliau ant sienos, todėl tas kondensatas nubėga už sienos. Ne viskas pakliūna į vidinę pusę, dauguma eina ir iš lauko pusės kondensato, nes matosi iš lauko pusės, pavaikščiojant aplink namą, matosi, kad perimetrų labai daug kur nubėgia. Virš šitų lubų čia yra metalinės konstrukcijos, kurios prasitęsia į patį stogą. Ir įtariu, kad prie tų metalinių konstrukcijų yra ir grėbėstai pritvirtinti, ir tie ištisiniai grėbėstai. Tos konstrukcijos, kadangi įlenda į apšiltinimą, greičiausiai per jas taip pat kondensuojasi. Toliau ten matosi vata, gipso kartonas, čia bandyta apšiltinti, bet labai nekokybiškai, neišbaigti darbai. Čia matosi bandė žmonės šiltinti šitas metalinės sijas ir taip stabdyti kondensatą. Gipso kartonas taip pat uždėtas labai nekokybiškai, nesandaru, visur tarpai. Nu ir kad kažkokia apie tą garo izoliaciją normalią kalbėti, tai čia nėra net kalbos. Pirminė išvada tokia. Šiluma eina iš kambario per šitas pakabinamas lubas, jinai keliauja iki gipso kartono, per gipso kartono nesandarumus papuola po juo, ten ta garo izoliacija gal yra, gal nėra, neaišku, bet kokia atveju vis tiek nesandari, nes visur tarpai, ir tada per šilumos izoliaciją šiltas oras eina iki difuzinės plėvelės ir iš vidinės difuzinės plėvelės pusės kondensuojasi ir bėga į apačią ir nuo to atsiranda prabėgimai ant sienų. Kaip matyti čia visokius. Kitur daugiau, kitur mažiau, ne visur, kitur nesimato. Su jumis buvo stogų remontas ir aš Dalius Dijokas.